planeta pati iš savęs, jinai savo energiją skleidžia, savo energiją generuoja, arba iš pasaulio tą energiją ištraukia, priklausant kokia ta planeta. Ir toj vietoj, kur jinai yra, jinai tą energiją atlaisvina. Arba jeigu tai planeta harmonizatorius, atvirkščiai tą energiją aplink savęs surinka. Taip. Tai vat, labai svarbu, kad planetas turi tokią savybę tarpusavy bendradarbiauti, kaip čia galima sakyti, saviveikauti. Vat, ir tada planetas sujungia savo energijas, gauna tokius savybės, kurių ne viena iš tų planetų neturi. Kai sujungti geležį ir anglį, pavyzdžiui, gaunam plieną. Ne anglis, nei geležis plieno savybių neturi. O vat lydinys turi tokias savybės. Tai vat planetas sujungtas įgauna kažkokios naujos savybės. Yra sąlygos, условия, при которых планеты соединяются, kaip čia? Sąlygos planetams susijungti. Taip. Kad daug į teoriją nelysti, tas planetas yra kampas, kuris padaro sujungimą įmanomais. Taip, jeigu mes žiūrim kaip dviejuose išmatavimuose į visą tai, nors čia septynmatė erdvė, bet tiesiog schematiškas principas. Kažkokia planeta, ten Saulė, jinai gulint savo zodiakaliniam kanale, nukreipia savo energiją kažkokią kryptim, taip, nuo proto iki veiksmo, tarkim. Mes projektuojam čia į dvimatę lentą, tarkim, va šitas yra kryptis nuo proto iki veiksmo. O kita planeta, jinai guli kažkokiam ten, pavyzdžiui, Vėžio kanale ir jinai nukreipia nuo proto iki jausmo energiją. Taip, tarkim, koks Mėnulis. Ir jeigu darom čia projekciją, va tokiu kryptim nukreipia. Reiškia, šitą planetą padaro judėjimą ten, o šitą ten. Ir tada tas planetas išeina, kad kaip į vežimą mes du žirgus, vienas į šiaurę, kitas į pietų. Ir tada jų pastangas pradeda susidėti, skladavаться. Susideda, taip. Šitas pliusinių tik tai ženklų, šitas minusinių. Tai išeina, kad šitas atėmęs šitą, jie kartu padaro, tarkim, tokį sujudėjimą. Saulės ir Mėnulis kartu su savo energetika bendra susijungusi padaro tokį pokytėlį. Yra tokie kampai, kadangi sistema septynmatė, kur tas kryptis niekaip vieną planetą kitai jokio poveikio nepadaro. Taip. Vienas, pavyzdžiui, vežimą žirgas veža į šiaurę, o kitas žirgas veža tą vežimą į ateitį, tarkim, suprantat? Ir tam vežimui į ateitį keliauti niekiek netrukdo, kad jis dar važiuoja į šiaurę. Į šiaurę važiuoti niekaip netrukdo, kad jis į ateitį važiuoja. Jie tiesiog tarpusavį niekaip ne... Tai vat. Mes turbūt tos septynmatės наложение
semimiernych polei mes šito geometrijos neimsim šitam kurse, bet kada nors, jeigu bus įdomu, imsim. Bet dabar vat, mes tiesiog yra kampai zodiakaliniam rate, углы, при которых планеты вступают в аспекты. Kampai, kuriais esant planetos aspektuoja, sudaro aspektus. Taip, mes yra daug tų aspektų ir tų aspektų poveikiai būna gan įvairius. Mus domina tokie pagrindiniai, stipriausi aspektai, kur įtaka, kurios planetas duoda viena kitai, labai stipri, akivaizdi. Ir mes su tais aspektais dirbam, dėl to aš apie kažkokius kitus nekalbėsiu. Vat pagrindiniai aspektai yra 0 laipsnio. Jis vadinasi saidinėnė, lietuviškai sujungimas turbūt. Kaip? Sujungimas. Į ilgoji? Sujungimas. Jis va tokių ženkliukų dažniausiai žymi, pažymėtas. Mūsų kosmogramose turbūt tokių ženkliukų nepamatysit. Čia pas mane, pas jūs turbūt taip pat sujungimai. Vat tokia pas mane tiesiog storesnė ta linija tarp planetų yra kaip vat tas ratas, vat stovi čia pas mane Saulė ir stovi čia Merkurijus. Ir kad yra sujungimas pažymėtas to, kad va šita linija tokia riebesnė. Gal jinai ten spalva atžymėta, aš neįžvelgiu to. Taip? Bet ženkliukas va toks sujungimo aspektą. Toliau yra aspektas pusiau sekstelis, va taip jis обозначается 30 laipsnių, pusiau sekstelis. Pusiau sekstelis. Matosi? Toliau aspektas 60 laipsnių, sekstelis. Toliau 90 laipsnių aspektas, va taip jis toks ženkliukas. Kvadratūra arba kartais tiesiog kvadratas rašo. Kvadratūra. Čia ilgoji. Toliau 120 laipsnių. Jį kartais vadina trinas, kartais trigonas. Ir va tokiu trikampiu jis. Trigonas rašau, arba trinas su ilgoj. Trinas. O trinys su ilgoj, ja? Trisdešimt laipsnių, vat kosmogramai, tai jeigu muzika jūs daugmaž orientuojatės muzikai, tai vat yra oktava, taip, iš 12 natų, tai vat 30 laipsnių, tai yra vienas pustonis. Tai mes paėmam, vat faktiškai čia to fortepijono klaviatūra. Tai yra aspektai ir tarp jų yra ten 115 laipsnių, irgi planetas tarpusavį santuokai tokiai, bet jinai
nu, ant tiek neakivaizdi ir ant tiek retai pasitaiko poveikis, kad mums praktinės reikšmės neturi. Dėl to mes paimam va, tas pagrindinius. Šitą vadinasi kvinkonsas. Kvinkonsas. Ar matosi? Kvinkons rusiškai, tai lietuviškai kvinkonsas. No kvinta. Kvinkonsas. Kvinkonsas. Kvinkons. Taip. Tercija būtų kvadratas. 3 pustoniai. Ir 180 laipsnių opozicija, nu taip ir bus lietuviškai turbūt. Opozicija, rusiškai su 2 P, o lietuviškai 1. Opozicija. Ženkliukas va toks va. Kosmogramai, kaip mes matom, kiek laipsnių. Vat jeigu vieno ženklo skirtumas, tarkim, ten mergelė ir svarstyklis, tai tas pats laipsnis bus 30 laipsnių. Taip? Suprantat? Jau tiesiog vat reikia. Visi tie aspektai čia pas jūs pažymėti, vat tokios linijos eina. Ir va tie ženkliukai stovi prie tų linijų. Vienintelį ką va to sujungimo jom čia nerodo. Nu čia kvinkonsų irgi, man atrodo, nebus. Nu ir nereikia. O jeigu 2 kvadratukai, tenai 3 trikampiukai, čia tas pats, ne? Jo, tiesiog ne vienas yra aspektas, o yra keli tokie aspektai. Ten, tarkim, Saulė su Mėnuliu bus kvadrate ir Merkurijus su Saturnu irgi bus kvadrate. Pavyzdžiui, čia pas mane yra planetų, kad būtų šalia tose ženkluose, bet čia tiesiog nėra tų linijų. Jeigu yra va ta riebi linija, ten bus sujungimas. Bet Ne, nu ta prasme, kad vat vienas ženklas, viena planeta mergelėje, o kita svarstyklėse. Tai čia gaunasi, kad 30 laipsnių tas yra. ten gal 3,9 laipsniai ar kem 2 ir nėra to aspekto, tada nėra. Jeigu nėra linijos, tai Reiškia netiksliai jie sutampa, taip. Čia kompas piešia tos linijos, jūs visada galit pažiūrėti, patikslinti, ko aspektas yra tikslesnis. Jeigu yra lygiai 30 laipsnių, tai tas aspektas stipriai poveikį turės. Jeigu yra ten 3-5 laipsniai, tai jūs jau žiūrit, tas aspektas bus toks vat, nelabai tikslus. Ir jeigu tas aspektas netikslus, jis pasireiškia labai stipriose situacijose. Mes galim kaip va, tos planetos orbisą įsivaizduoti, va, tą kampinį dydį planetos. Planeta, jinai vibruoja, va, jinai kaip širdis plaka planeta. Taip, kada jinai kulminuoja, jinai va, plačiausia, o kada jinai va, užtemimė ten minus fazėj, jinai tada siauriausia, mažiausia darosi. Tai va, nu kaip čia nupiešti, vat viena planeta čia stovi, kita planeta čia stovi. Tarp jų vat, kokie ten 5 laipsniai, tarkim, taip. Ir kada tas planetas abidvi tokia nekulminuojančios, tarp jų santykio nėra. Bet jeigu viena iš tų planetų kulminuoja, jinai ir prasiplėtė, nu tai jinai jau tą planetą užkabina ir tada pradeda aspektas dirbti. Taip, suprantat? O vat, orbisas planetos rodo va, tą planetą kulminacijos akimirkai, kokio dydžio ten Saulė
4 laipsniai. Reiškia, jeigu va čia 2 laipsnių atstumų stovi kita planeta, 2 laipsnių atstume, tai vien kulminuojanti Saulė būtinai užkabins. Va čia stovi koks mėnulis, tarp jų yra 2 laipsniai, ne 30, o 32. Tai Saulės situacijose žmogus išsigando kažko, arba ten naują įsigijo namą ir tą akimirką planeta užkabins ir bus aspektas. Jeigu tas laipsnis didesnis negu orbisas, stovi ten 3 laipsniai, tarkim, nu tai tada aspektas, kada ir šitą planetą kulminuoja, ir šitą planetą, abi planetas prasiplečia, tada jos susikimba. Taip? Vat, jeigu tai, nu, žodžiu, nesvarbu. Tiesiog jūs žiūrit, jeigu aspektas netikslus, jūs turite omeny, kad ne visada jis pasireiškia. Jis pasireiškia prie tam tikrų sąlygų. Čia aš kompė ten daviau, kad tik tai tikslius aspektus rodytų, bet kompas tas tikslius aspektus irgi supranta ne visai taip, kaip pas mus mokyklai yra savo tas sąlygos, ir turbūt skaičiuoja didesnis orbisus. Tai jūs visada patikslinkit, aha, čia 16 laipsnių, čia 17, nu tai čia bus tikslus aspektas, bet kada visada jis turės įtaką. Jeigu čia 15, čia 19, jau žiūrėkit, ar tas planetas didelis, ar mažas, ir tada jau tikimybė, kad aspektas suveiks, didėja tiesiog situacijos stiprume. Taip? Taip. Tiksliam aspektui taip. Jo, tiksliam aspektui taip. Po 2, jo, nes jos centre stovi 4, čia į visas pusės, tai po 2 į kiekvieną pusę. Bet reikia dar turėti omeny, kad ir kita planeta irgi turi savo orbisą. Taip? Tai tarp 2 planetų, tarp Jupiterio ir Saulės, tarkim, jum jau 4 laipsniai, kada aspektas tikslus darosi. Taip? Tai. Jo. Taip. Va. Bet skaitasi, mesgi ir skaičiuojam visada tokius dalykus, aspektus, tiems situacijams, kada planetas kulminuoja. Tai reiškia, kada ta planetarinė dievybė, ta drabužėlė jau dėvi. Paprastose situacijose, kai žmogus žiūri televizorių ar miega, jokie planetariniai aspektai niekaip nepasireiškia vis tiek. Jeigu jūs eina ten egzaminą laiko, arba gatvėje su berniukais susimušė, arba ten mylisi, arba dar kažkas vyksta stipraus, tada jau tas planetas aktyvuojasi ir jos sukulminuoja. Tai reikia dar turėti omeny, kad planeta kulminuoja ne tik kažkokioj situacijai, o planeta, jinai turi savo ratą, ciklą, jinai harmonizuota. Taip, žmogus turi savo kažkokius tvarkaraščius ten, jis kiekvieną tvarkaraštį atliekant kažkokį veiksmą, jis padaro vieną Merkurio ratą. Ir tam rate visada yra ta padėtis, kada Merkurijus kulminuoja. Ta prasme, ta planeta, jinai visą laiką, kaip čia
nuo savo nulinio taško, galima sakyti, nuo harmonizuojančių centro, ta planeta savo tą orbiso orbitą ir bėgioja. O tie laipsniai ir va ta planeta pati, va jos centras čia, bet jinai va savo ciklai sukasi aplink ir centras dėl to čia, kad ta planeta bėgioja savo orbitą. Aš nežinau, ar aš... Kaip su elektronu, kaip vat širdis, tarkim, plaka, taip? Širdis plaka ir mes sakom, širdies centras čia. Bet širdis niekada čia nebūna. Širdis arba būna čia, arba čia. Bet jis va, taip aplink to centro bėgioja, tai jis prasiplėti, tai jis susitraukia. Centras lieka, čia tik tai menamas taškas. Taip. Tai vat planeta savo cikluose, ten, nežinau, žmogus daro savo darbą kažkokį, stovi prie staklio frezeruotojas ir kažkokį gamina detaliuką. Tai vat jis matuoja, ten pjauna, matuoja, pjauna, matuoja, pjauna. Visas tas procesas, vat jis matuoja, pjauna, matuoja, pjauna, matuoja, pjauna, patikrina. Ir va čia planeta kulminuoja, kad viskas tiksliai padaryta. Jis paskutinį kartą apžiūri, tas Merkurijus per savo žemynę kanalą, ten per mergelę, viskas atitinka ir padeda į dėžutę. Ir nuo čia pradeda ta planeta savo ciklą, o tas ciklas tai yra ėjimas per visus tas 12 zodiakalinių kanalų. Ir va ta harmonizuota planeta padaro visą evoliuciją per kanalus. Ir tie ciklai gali būti dideli, kur užima ten 50 metų, gali būti maži, kur per kelias sekundės planeta padaro visą ratuką. Suprantat? Pamatyti mes, ką galim, iš kokios padėties planeta savo ciklą pradeda, kur jinai kulminuoja. Va čia jinai įsijungia ir su ko čia palyginti galima. Vat kartais tokie kvaili pavyzdžiai į galvą lenda. Vat žiūrėkit, čia harmoningas objektas, va ta pelytė harmoningai juda, taip? Bet kad jinai harmoningai judėtų, yra taškas, kuriame jinai gauna tą spyrį. Tam taške jos energija maksimali. Suprantat, čia kulminacija. Kur ta planeta stovi jūsų, kokiam kanale. Ten tas planetas yra ta natalinė kulminacija. Ten jinai gauna tą spyrį. Suprantat, jeigu Saulė stovi kažkur Vėžy, tarkim, tai Saulė įsijungia tada, kada pliūpsnis emocijų, ta Saulė trenkia ir tada Saulė padaro savo ratą. Vat iš ten ją išmuša ir jinai tų ratų, čia jau energijos mažėja ir ją vėl, ir jinai, taip, ir vat tokia, tas judėjimas per orbitą, vat šitam taške, kur planeta stovi jūsų nataliniai matricai, jinai gauna tą spyrį. Suprantat? Ar nelabai? Tai, labai gerai. Tai vat tas visas ratukas, taip, jinaigi iš tikrųjų nebėga per visą zodiaką tą planetą, o tas zodiakas, jis šitam ženkle, ta planeta stovi, kokiai nors ten mergeliai, ir čia jinai gauna tą spyrį ir viduj tos mergelės jinai visą zodiakalinę ratą daro. Suprantat? Nelabai. Žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, šiaurės polis, tai yra pietų polis. Yra kryptis ten šiaurė, ten pietus.
Ir vat aš judu vat ratu. Ir aš vat dabar einu į šiaurę, dabar einu į pietų, aš visą laiką vat dabar į vakarus einu, dabar į rytus einu, bet aš iš tikrųjų nedaeinu iki šiaurės polio. Aš darau mažą ratuką, o ne aplink visos žemės vaikštinėju, suprantat? Tai va ta planeta savo harmonikai, jinai tiesiog keičia kryptį, kad ta saulė prasidėjo mintyse, tas saulės sprogimas. Ir tas mintis pereina į veiksmą, pereina, idealizuojasi, gauna pasaulio palaikymą, kažkaip technologizuojasi, kažkaip analizuojasi, kažkaip formuojasi. Ir visas tas veiksmas, vat, nuo to, kad žmogus kažko išsigando dėl to, kad apie kažką galvoja. Ir praėjo per visą, jis kažkokiai fazėje išprakaitavo, kažkokiai fazėje padarė judesi, kažkokiai fazėje, viskas nusiramino ir vėl jis savo mintyse toliau mąsta apie tai, apie ką jis ir mąstė, saulė įsijungiant. Kažką mintyse ta saulė aktyvavo ir jinai apėjo savo ratą. Žmogus pajudėjo, žmogus susijaudina, žmogus suprakaitavo, žmogui ten storąją žarną susispaudė, žmogus gal kažkokį žodį ištarė, garsą padarė. Ir visą ratą padarė, jis toliau mąsta. Ir ten, ta planeta sekanti mintis, kuri ta saulė surezonuos, kažkoks mintis su baime, su nerimu, ir vėl visą tą ratą padarys planetą, suprantat? Jinai niekur neišeina iš savo erdvės, jinai čia gyvena planeta ten kažkokiam kanale. Bet viduj to kanalo, jinai darant tą ratą, meta projekcijas į didelį zodiaką, suprantat? Vat. Ar nelabai? Ką? Tai vat šitas pats ratas, jis ir yra planetos orbisas. Vat kiek visam zodiake planeta savo judesį vietos užima. Jinai iš tikrųjų neturi savo dydžio. Taip? Kaip mes galim sakyti, ten Žemės orbita, Merkurio orbita. Jeigu mes nupiešim ten Saulę ant lentos, nupiešim Merkurijos orbitą, tai taip atrodys Saulė, o čia Merkurijos orbita. Ir mes galim sakyti, čia Merkurijos orbisas. Tai? Bet pats Merkurijos tokia šitam mastelį, tokia maža dulkelė bus, kad jos kaip nėra, čia kaip elektroninis debesis fizinė savoka, suprantat? Nėra jokio elektrono. Yra tik tai tas laukas, kurį jis judant suformuoja. Tai planetarinis orbisas irgi toks kaip elektroninis debesis. Kažkur čia yra planeta, kažkur tam debesy.